Sveiki, aš esu Olė, Global Keratin prekinio ženklo atstovė ir technikė Lietuvoje ir šiandien mes atliksime Debesto procedūrą. Šiandien turime modelį su trumpais plaukais. Plaukai yra porėti, dažyti, galiukai įsišakoja, pučiasi ir šiandien atliksim Debesto procedūrą. Prieš procedūrą naudosime Global Keratin giliai valomąjį šampūną, kad atvertume kutikulės, išplautume riebalą. Šampūnu plausime 2-3 kartus, kad išplauti plauką ir paruošti tolimesniai procedūrai. Šampūną gerai masažuojame, kad pasiskirstytų tolygiai, išplautų visą plauką ir atvertų kutikulės. Palaikom 2-3 minutės masažuodami. Į šampūno sudėtį įeina provitaminai, kurie drėkina plauką, aloe vera, kondicionuoja, juveksin, keratino baltymas. Plauname 2-3 kartus. Nusausinam plaukus rankšluosčiu, kad nuimti vandens perteklių. Po šampūno galime pastebėti, kad plaukai yra truputį šiurkštesni, dėl to, kad giliai valantis šampūnas atveria kutikulės ir išvalo plauko pluoštą, paruošdamas jį tolimesniai procedūrai. Prieš produkto tepimą būtina atskirti darbo sekcijas. Skiriame nuo ausies iki ausies 2 sekcijas ir gale skiriame 2 sekcijas. Kad tepti produktą būtų patogu, pradėsime nuo galo. Įsipilam į dubenėlį Debesto priemonę 40 gramų. Plaukai nėra ilgi, nėra stori, apimties vidutiniškai, užteks 40 gramų. Priemonę tepame palikdami 1 cm nuo galvos odos, netepant šaknų, įmasažuodami priemonę į plauką, kad plaukas pasiskirstytų ir apvilktų kiekvieną plaukelį. Būtinai pramasažuoti, paliekant atstumą nuo šaknų apie 1 cm. Sruogos turi būti nestoros iki 1 cm pločio, kad tolygiai paskirstyti priemonę. Įmasažuodami į plauką prašukuojame. Prašukuojame, kad nuimti priemonės perteklių. Keratinas aktyvuojasi šilumos pagalba. Tai dedame kepurytę, kad suaktyvinti priemonę. Trumpesniam, plonesniam ir pažeistam plaukui išlaikymo laikas yra 40 minučių, bet jeigu plaukas yra storas, porėtas, išlaikom iki 60 minučių. Po nustatyto išlaikymo laiko nuėmėm kepurytę, įmasažuojam priemonę į plaukus ir plaunam, skalaujam šiltų vandeniu. Jeigu plaukai yra ypač pažeisti, silpni, naudojam Color Protection šampūną. Bet jeigu plaukas yra neporėtas, galima praskalauti tiesiog šiltų vandeniu. Skalaujam visą perteklių, kad neliktų priemonės ant plaukų, kad būtų visiškai išplauti šiltų vandeniu. Skalaujant plaukus po išlaikyto laiko priemonės galim pastebėti, kad plaukai yra blizgantys, švelnus. Priemonė išsiskalauja tolygiai, plaukai nesivelia, yra natūralus blizgesys. Kai pilnai išskalaujam priemonę, plaukas bus paruoštas tolimesniam žingsniam. Tai yra džiovinimui ir tiesinimui. Kai priemonė yra visiškai nuskalauta, nusausinam rankšluosčiu vandens perteklių ir naudosime Deep Conditioner giliai drėkinančią kaukę. Į giliai drėkinančią kaukę įlašinam serumo. Paskirstom giliai drėkinančią kaukę per visą plaukų ilgį.
Galime masažuoti, kad tolygiai pasiskirstytų, padrėkintų, suteiktų papildomo drėkinimo ir blizgesio. Išlaikymo laikas 5 minutės. Global Keratin serumas yra pripildytas natūralių grūdų aliejų, ekstraktų, pripildo plauką, drėkina, suteikia blizgesio. Taip pat Deep Conditioner kaukę galima naudoti po procedūrų, šiaip atlikti kaip gydomąją procedūrą, užtepant, uždedant papildomą šilumos šaltinį, tai yra kepurytę, palaikyti 20 minučių, pripildo plauką baltymais, peptidais, sudrėkina, suteikia blizgesio, atstato plauką. Jeigu naudojam po procedūrų, pailgina nešiojimo laiką procedūros, pamaitina ir tuo pačiu suteikia dar daugiau blizgesio ir glotnumo plaukams. Paliekam 5 minutėm, kad priemonė įsitvirtintų ant plauko, įsigertų į plauko vidų, apgaubtų kiekvieną plauką. Praėjo 5 minutės, po kaukės užtepimo nuskalaujam šiltų vandeniu. Po kaukės naudot nieko nereikia, papildomai kondicionieriaus naudot nereikia, jokiais aliejais papildomai tept nereikia. Tiesiog išskalaujam kaukę ir eisim džiovinti plaukus. Kaukę išskalaujam pilnai, produkto pertekliaus palikti nereikia. Po priemonės išskalavimo, kaukės palaikymo, džiovinam plaukus su šukomis. Kad būtų patogiau džiovinti, darom skyrimus plaukų patogesniam išdžiovinimui. Džiovinant plauką mes galim pastebėti, kad plaukams suteiktas natūralus blizgesys. Čia yra dėl to, kad į kiekvieną Global Keratin produkciją įeina keratino baltymas, kuris apsaugo plauką, padrėkina plauką, apgaubia kiekvieną plauką plėvelę, apsaugodamas juos ir suteikdamas blizgesį. Dar vienas svarbus dalykas, ką norėčiau paminėti klientėms, kurios turi kirpčiukus. Tai kirpčiukus džioviname įprastai, kaip klientas nešioja, nes tai nėra ilgalaikio tiesinimo procedūra. Tai yra glotninamoji, atkuriamoji, atstatomoji plaukų procedūra. Tai plaukams galima suteikti natūralų linkį, tai yra kirpčiukų linkį. Tai džiovinam, kaip įprastai klientas nešioja. Į priekį, į šonus, nebijant, kad kirpčiukų nebeliks ir jie bus tiesus ir gulės klientų ant veido. Plaukai yra visiškai išdžiovinti, išdžiovinimas 100%. Į ką reikia atkreipti dėmesį ir perspėti savo klientą. Jeigu klientas atėjo nesenai pasidažęs plaukus, tai spalva gali pasikeisti 1-2 tonais, jinai gali tapti šviesesnė. Kodėl jinai tampa šviesesnė? Dėl to, kad į sudėtį įeina gliukolio rūgšties, kuri gali pakelti spalvos toną 1-2 tonais. Tai būtinai reikia perspėti, kad po procedūros plaukai atrodys šviesesni. Po pilno išdžiovinimo darom skirimus, kad patogiau būtų dirbti. Klasikinių skirstimų, tai yra nuo ausies iki ausies ir galinę pakaušio zoną skiriame irgi į 2 dalis. Skiriame į 2 dalis, kad patogiau būtų mums tiesinti. Plonom sruogom iki 1 centimetro, atsižvelgiant į kliento plauko struktūrą. Jeigu yra plonesnis, galima paimti truputį storesnę sruogą. Jeigu plaukas yra storas, sveikas, imame plonesniem sruogeliam. Mūsų klientės plaukas nėra labai storas, dėl to mes pasirenkam sruogas tiesinimui iki centimetro storio. Tiesinam plaukus 190 laipsnių temperatūrą, dėl to, kad plaukas yra plonesnis, ataugę šaknis yra natūralūs ir galiukai yra dažyti, tai pagal kliento plauko būklę mes pasirinkom 190 laipsnių. Reikia atsižvelgti kiekvieno kliento plauko storį,
ir pasirinkti tinkamą temperatūrą. Jeigu yra plaukas storas, plaukų yra daug, pasirenkam temperatūrą aukštesnę. Tai yra 200 laipsnių ir aukščiau 210. Labai individualiai atsižvelgiam į plaukų tiesinimą, dėl to, kad pas kiekvieną klientą skirtingi plaukai ir mes pačios turim pasirinkti, kiek kartų mes tiesinsim sruogą. Tai yra, jeigu yra plonas plaukas, tai mes tiesinam mažiau kartų, tai yra 10. Jeigu yra storas plaukas, gamintojų rekomenduojama tiesinti apie 12 kartų. Bet jeigu jūs matote, kad yra pažeisti, porėti plaukai po balinimo procedūrų, šiurkštus, tai atsižvelgdami į tai pasirinkite mažesnį tiesinimo kiekį, tai yra 10 kartų tikrai pakaks. Tai kiekvieną sruogą tiesinam 10 kartų, nuo šaknų iki galiukų. Galime matyti, kad priemonė garuoja, bet priemonė neturi jokio kvapo, aitraus, nedirgina akių, nedirgina nosis. Garuoja dėl to, kad susilieja keratinas su karščiu ir aktyvuojasi keratino molekulės. Dėl to vyksta garavimas. Mūsų galutinis rezultatas, galim pažiūrėti, kokie yra pripildyti, blizgantis, apsunkę, bet nesunkus plaukai. Po procedūros jie lieka byrus, turi natūraliai sveiką išvaizdą, blizgesį, lengvumą. Kas yra labai svarbu, kad klientas namuose prižiūrėtų tinkamai savo plaukus, rezultatui išlaikyti. Turi naudoti tam tikrus produktus tos pačios linijos, tai yra Global Keratin šampūną, kondicionierių, aliejūką, tam, kad palaikytų efektą ir kad rezultatas išliktų ilgesnį laiką.